Daug turų planavot žaisti nuo gynybos ir pagaliau antrame kėlinyje sugebėjot tą padaryti. Kaip jums tai pavyko? Tai turbūt ilgi treniruotis metai, aišku. Ne, komandai gauna veidą, iš tikrųjų, antros varžybos išėlės. Komandai gauna veidą ir charakterį rodo. Nors ir vyksta tai kaita, kad vienos komandos ir preso, ir mūsų komandos ir preso, bet parodo, reiškia mūsų stiprybė, kad visi žaidėjai žaidžia, atiduoda visą širdį ir duotas rezultatas. Mes galvojom, kad per Skaidiškiam ir Oniksui turim paimti po tašką minimum, ta prasme, sakykim, kad tokios žymiai stipresnės komandos. Bet džiaugiuosi šiandien pergalę. Dar kartą pažiūrėsiu savo vartininkui, jis turi tai pamatyti, turi ta prasme padaryti išvadas ir žaisti atsakingai, nes tie du įvarčiai, tai čia ne gynybos klaidos, manau, kad vartininko klaidos. Jei žaisim taip, tai nedarysim gėdos savo ir manau galim žengti toliau. O pačių nenustebino toks geras žaidimas? Jis yra gerėjantis, nėra geras. Laukiam grįžtant mūsų puolėjo Arno, kuris paaštrintų žaidimą puolime. O šiaip pradėjom pagaliau mušti. Tas tiesiog svarbiausia. To užtenka? Ne, aš vis tiek, kaip ir sakėt, nuo gynybos turim žaisti. Manau, gynyba tikrai yra pagrindinis dalykas ir mes ją žaidžiam. O kad turim kas mušo, tai anksčiau turėjom ant popieriaus, o dabar yra ir statistikoje, kad yra mušančių žmonių pas mus. Ačiū.